Ir kaip moderatorius jau kviečiu pirmąjį pranešėją, akademiką profesorių Valentiną Mikelėną, skaityti pranešimo privatinės teisės doktrina, ar ji tebereikalinga šiandien. Na ir pats prelegentas turbūt pasakys, ar šis klausimas retorinis ar neretorinis. Gerbiami kolegos, sakoma, kad dauguma teisinių ginčų kyla dėl žodžių. Taigi prieš pradedant kalbėti apie privatinės teisės doktriną ir jos reikalingumą, matomai reikėtų pradėti nuo sampratos, kasgi tai yra privatinės teisės doktrina. Aš suprantu teisės doktriną kaip visumą profesionalų raštų teisės klausimais. Tai yra pradedant monografijomis, komentarais, vadovėliais, disertacijomis ir baigiant straipsniais teisinėje spaudoje. Taigi, privatinės teisės doktrina yra sudėtinė apskritai teisės doktrinos dalis ir šią prasme mes teisės doktriną galima pavadinti teisės mokslu scientia juris. Tačiau, kaip žinia, yra abejojančių, ar teisės mokslas apskritai yra mokslas. Tai vadinami tiksliųjų mokslo atstovai jums gali iškelti daug abejonių, ar teisininkai yra mokslininkai. Ir aš asmeniškai esu ne vieną klausimą tokį gavęs iš kolegų mokslo akademijoje. Tai ar teisės mokslas yra mokslas, be abejo galima atskirą konferenciją rengti šio klausimų, bet aš vartoju netokį pretenzingą žodį kaip doktrina, kalbėdamas apie raštus teisės klausimais. Taigi, teisės doktrina, tame tarpe ir privatinės teisės doktrina, įvairiais aspektais, istorinių, sisteminių, filosofinių, ekonominių ir taip toliau, analizuoja, sistemina, aiškina teisinę tikrovę, tai yra delegata. Bet daug svarbiau yra, kad teisės doktrina taip pat pateikia teisinės tikrovės kritiką ir pateikia idėjas, kaip tą teisinę tikrovę keisti, kaip ją įtakoti, tai yra de lege ferenda. Vadinasi, teisės doktrina mums ne tik pateikia žinias apie teisę, bet savo ruožtų ji pati yra teisė, arba bent jau aktyviai dalyvauja teisės vystymo procese. Doktrinos vaidmuo be abejo istoriškai kito ir tebekinta. Jeigu pradėtumėm nuo senovės Romos, tai matytumėm, kad taip teisės doktrina turėjo didžiulį autoritetą. Pavyzdžiui, imperatorius Augustas buvo suteikęs žymiems teisės žinovams teisę atsakyti teisės klausimus imperatoriaus vardu. 16 amžiuje Italijoje buvo taip vadinamos concilium sapientis, tai yra mokslininkų išvados skirtos bylos šalims ir skirtos taip pat teisėjams, kuriomis teismai remdavosi priimdami savo sprendimus. 18 amžiuje Vokietijos teismai, kai susidurdavo su problema, kaip konkrečią bylą išspręsti, tiesiog nusiųsdavo ją universitetui ir paprašydavo kolektyvinės profesūros nuomonės byloje iškilusiais klausimais. Kokiagi reikšmė teisės doktrinos šiandien? Kitaip tariant, grįžtų prie savo temos klausimo, ar doktrina tebereikalinga. Kai tokį klausimą pateikiama, be abejo, mes iš karto turėtumėm nustatyti subjektus, o kamgi teisės doktrina reikalinga. Taip sakant, su kuo teisės doktrina turi tampriausią ryšį. Na, šitoje auditorijoje matau nemažai esamų ir dar daugiau buvusių studentų.
Tai atsakymas gali būti labai paprastas. Teisės doktrina reikalinga studentams. Bet ar iš tikrųjų ji reikalinga studentams? Tik tai 3 pavyzdžius aš jums pateiksiu. Neseniai Jungtinėje karalystėje buvo atliktas tyrimas. Didžiulė anketa buvo išplatinta įvairiausiose teisės mokyklose ir vienas iš klausimų buvo, koksgi yra pagrindinis jūsų studijų šaltinis. Ir 80% studentų atsakė, kad mano pagrindinis šaltinis yra paskaitų konspektai. Ir tik 20% studentų prisipažino, kad jie apart paskaitų konspektų dar paskaito ir knygas. Tai mes tokių tyrimų nesam atlikę, bet aš manau, kad tas procentas atlikus tyrimą Lietuvoje jis būtų dar didesnis negu 80%. Tai tik tai 2 empiriniai pavyzdžiai. Prieš porą mėnesių gaunu elektroninį laiškelį iš studento, šaunuolių matomai, kadangi jis studijuoja pagal Erasmus programą Jungtinėje karalystėje. Ir rašo jis man. Rašau magistro darbą apie Lietuvos civilinio kodekso kūrimą. Dėstytojau, gal galėtumėt pasakyti literatūrą šią temą? Na, parašiau, nurodžiau literatūrą, bet ką tai reiškia? 4 kurso studentas. Ir matomai geras studentas, nes į Erasmus programą išleidžiam tik gerus studentus, bet neturi jokio gebėjimo dirbti su teisės šaltiniais. Vadinasi, jo pagrindinis studijų šaltinis, matomai, iki šiol buvo paskaitų konspektai, o nedaugybė vadovėlių, monografijų, straipsnių ir taip toliau ir taip toliau. Antras pavyzdys, visiškai nesenas. Šeimos teisės ir prievolių teisės egzaminas, praėjusią sesiją. Yra praktinė situacija. Ir užduotis studentui. Įvertinkite šitą situaciją statutinės teisės, teismų praktikos ir teisės doktrinos aspektų. Studentai turi 1,5 valandos. Jie gali čia atsinešti šitą auditoriją viską, įskaitant kompiuterių su internetiniu ryšiu. Nežinau, ar veikia internetas tiesiog mobilus ar ne. Ir ką jūs manot, mėly mano studentai, iš 220 turbūt darbų, nei viename darbe neradau nuorodos į teisės doktriną, kad teisės doktrina štai šitą situaciją vertina šiek tiek kitaip negu teismų praktika. Tai irgi yra vienas iš rodiklių, kad dėja studentijai mes nelabai esame reikalingi. Bet studentija yra studentija. Ir aš grįžtu prie žymiai sudėtingesnių ir galbūt svarbesnių klausimų, o būtent prie teisės doktrinos kaip sudėtinės teisinės sistemos dalies. Ir čia mes galim analizuoti teisės doktrinos reikšmę mažiausiai 3 aspektais. Tai teisės doktrina ir politinė valdžia, kurią aš suprantu kaip Seimą, vyriausybę ir visas kitas valstybės institucijos, kurios gimdo daugybę statutinės teisės taisyklių. Antra, tai praktika, pradedant teismų praktiką ir kitų valstybės institucijų teisės aiškinimų ir taikymų praktiką. Ir galų gale visuomenė. Tai pirmiausia apie teisės doktriną ir politinę valdžią. Kaip žinia, vienas iš politinės veiklos rezultatų yra statutinė teisė, kur yra teisės tyrimų objektas. Kaip minėjau, doktrina remiasi galiojančią teisę, ją analizuoja, sistemina, kritikuoja, dėsto ir taip toliau. Vadinasi, teisės doktrina yra vienas iš daugelio politinės valdžios darbo vertintojų ir kritikų. Antra vertus, doktrina yra labai priklausoma nuo politinės valdžios, nes politinė valdžia gali uždaryti universitetus, sumažinti arba padidinti finansavimą, gali uždrausti, tai vadinama akademinė laisvė. Ir kadangi mano
gyvenimo dalis būtent tokioj sistemoje buvo, tai aš labai žinau, ką reiškia atlikti teisės tyrimus totalitarinėje sistemoje. Kai tu už vieną žodį ar vieną sakinį gali netekti darbo universitete. Tai šia prasme, be abejo, politinė valdžia turi didžiulę įtaką teisės doktrinai. Dar daugiau, istorija žino ne vieną politinės valdžios bandymą sumažinti doktrinos reikšmę. Pavyzdžiui, 1794 metais Prūsijoje Allgemeine Landrecht buvo tiesiogiai uždrausta teismams remtis teisės doktrina, taikant teisės normas. Analogiškas draudimas ir šiandien tebegalioja Italijos civilinio proceso kodekse, kurio 118 straipsnis draudžia teismams, motyvuojant savo sprendimus, remtis teisės doktrina. Iš kitos pusės akivaizdus doktrinos poreikis politiniai valdžiai. Ir teisės raidos istorija žino daugybę atvejų, kai politinė valdžia tiesiogiai pasinaudojo doktrinos sukurtomis idėjomis ir koncepcijomis, paversdama jas statutinės teisės normomis. Tai geriausias pavyzdys turbūt yra Napoleono kodeksas, kurį iš tikrųjų kūrė ne Napoleonas, o 4 teisės profesoriai. O Napoleono nuopelnas yra tik tas, kad jis suvokė teisės reformų reikalingumą ir leido doktrinos atstovams dirbti įstatymų leidėjo darbą. Be abejo, doktrinos reikšmė ypač išauga politinių suiručių, krizių, ideologinių lūžių laikotarpių, kuomet politinės valdžios pozicijos yra silpnos ir yra jį tiesiog priversta ieškoti doktrinos paramos. Tokiais laikotarpiais teisės doktrina užtikrina tam tikrą teisinį aiškumą ir stabilumą. Prisiminkim pirmuosius metus po 90 metų. 90-95 kažkur. Ant teisės fakulteto durų buvo galima užkabinti plakatą. Visi išėjo į politiką. Nes Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete, Seimo teisės departamente turbūt dirbo apie 80-90% mūsų fakulteto dėstytojų. Aš jau nekalbu apie vyriausybę, teisingumo ministeriją ir taip toliau ir taip toliau. Imkim civilinio kodekso ir kitų kodeksų rengimo grupės. Jos buvo sudarytos išimtinai iš teisės doktrinos atstovų. Kodėl? Todėl, kad tuo metu tiesiog nebuvo politiniai valdžiai kitos paspirties išskyrus teisės doktriną. Tai šį laikotarpį mes galim vadinti doktrinos aukso amžiumi. Ta prasme, kad doktrinos atstovai faktiškai dirbo įstatymų leidėjo darbą ir turėjo unikalią galimybę perkelti statutinę teisę daugybę doktrinos nuostatų. Be abejo, didžiausia problema buvo tuometinis doktrinos ribotumas ir skurdumas. Jeigu mes rengtumėm civilinį kodeksą šiandien, be abejo, jis būtų žymiai kitoks, nes per šį laiką mūsų žinios pagausėjo. Antra vertus, laikotarpį tarp 90-95 metų aš galiu pavadinti juoduoju doktrinos laikotarpiu, kai doktrina iš esmės dirbo už įstatymų leidėją ir pirmieji vadovėliai, disertacijos, monografijos pradėjo tik tai po 95 metų atsirasti. Taip sakant, mes praktiškai 5 metus nedirbom to darbo, kuris yra tiesioginė mūsų kaip doktrinos atstovų pareiga. Sustiprėjus politiniai valdžiai, be abejo, doktrinos vaidmuo neišvengiamai silpnėja. Ir doktrina politikai ima naudoti ne kaip politinių sprendimų, o daugiau kaip politinės retorikos instrumentą. Kaip vaizdžiai yra pasakęs Aleksandr Peščenik, politikams doktrina tokiais atvejais tampa reikalinga panašiai kaip girtuokliui naktį elektros stulpas. Ne šviesai, o atramai. Tai yra politikai labai dažnai doktriną pasitelkia savo sprendimams pateisinti. Tai
Kaip pavyzdį galiu nurodyti 2000 metų debatus Vokietijos parlamente, kuomet buvo svarstomas projektas dėl Vokietijos civilinio kodekso daugelio nuostatų keitimo. Ir projektą pristatęs parlamentaras, atsikirsdamas į opozicijos kritiką, kad projektas yra netobulas, skubodai parengtas ir taip toliau. Štai kokį argumentą nurodė. Argumentą ad hominem. Kad projektą reikia priimti, nes jį palaiko medikus, Kanaris, Heinrich, Westermann. Tai tas tie, kurie skaitot vokiškai, žinot, ką šitos pavardės Vokietijoje reiškia. Na, nuo politikos pereikim prie teismų. Be abejo, teismų ir doktrinos sąveika taip pat yra akivaizdi ir abipusi. Teismų darbas, teismų praktika yra vienas iš doktrinos tyrimo objektų. Iš kitos pusės teisės doktrina neabejotinai yra vienas pagrindinių šaltinių teismų teisės taikomoje ir interpretacinėje veikloje. Kokią įtaką teisės doktrina vaidina teismų praktikai? Iš dalies mes galim nustatyti, analizuodami teismų sprendimus ir ieškodami citatų juose, ar teismai cituoja doktriną ar ne. Tai pavyzdžiui, pagal citavimo lygį pirmauja Vokietijoje, kurios aukščiausio teismo praktikoje doktrinos citavimo rodiklis yra 13, kai tuo tarpu Jungtinėje karalystėje šis rodiklis yra tik tai 0,77. Tai jokie empiriniai tyrimai Lietuvoje nėra atlikti ir mes negalim pasakyti, koks tas citavimo lygis yra Lietuvoje, bet faktas yra tas, kad taip, mes galim surasti lietuviškų teismų sprendimų, kur doktrina yra cituojama, nurodant konkretų šaltinį, puslapį ir taip toliau ir taip toliau. Bet citavimas jokių būdų nereiškia, kad necitavimas teisės doktrinos jokių būdų nereiškia, kad teismai doktriną nesiremia. Teismas gali pasiremti doktrina tiesiog nenurodydama šaltinių. Ir aš ne vieną kartą esu, skaitydamas teismo sprendimą, apsidžiaugęs, kaip protingai rašo teismas. Ko jūs juokitės? Tai taip, yra protingų sprendimų. Bet paskui kažkur man mintis, kad liktai jau man yra kažkur girdėta, liktai jau kažkur skaityta. Ir taip, esu suradęs ne vieną atvejį, kaip surandu, iš kur teismas nurašė, bet nepacitavo. Tai yra geriau, negu apskritai neskaityti ir nesiremti doktriną. Juo labiau, kad vėlgi mes lyginamojo aspektų žinom labai keistų situacijų, kaip pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje ilgą laiką galiojo tokia nerašyta taisyklė, kad negalima teismų sprendimuose remtis gyvų autorių darbais, nes jie dar ne autoritetas. Tik tai praeito šimtmečio pabaigoje šito buvo atsisakyta ir po to, kai buvo pradėti cituoti gyvų autorių darbai, tai netgi profesūra juokaudavo tarpusavy. Sako, jau mačiau tave pacitavo ir aš greitai mirsi. Tai ką praranda teismų praktika, jeigu ji nesiremia teisės doktrina? Tai aš manau, kad teismų praktika praranda labai daug. O kad specialiai nesiremama doktrina, tai vėlgi mes galim surasti pavyzdžių. Čia pacituosiu Kauno apygardos teismo 2012 metų kovo 19 nutartis, kurioje teismas štai ką pasakė, atmesdamas vienos iš šalių teiginius, kad komentarė civilinio kodekso yra pateiktas kitoks tos normos aiškinimas. Nors civilinio kodekso komentaras yra Lietuvos teisės doktrinos dalis, teisinga išvada, tačiau apeliacinis instancijos teismo nuomonė tai nėra teisės aktas ar teisminės praktikos analogiškose bylose pavyzdys, tik kuriais teismas privalo pagal CPK 3 ir 4 straipsnį betarpiškai vadovautis nagrinėdamas bylas. Citatos pabaiga. Kitaip tariant, teismas pasakė, kad teismas turi teisę ignoruoti teisės doktriną. Tačiau
teismas tokiu atveju praranda labai svarbų argumentavimo šaltinį. Ir doktrinos ignoravimas reiškia, kad teismas labai rizikuoja tuo. Nes ignoruojant teisės doktriną, pačiam teismui tada tenka doktrinos paneigimo našta. O ignoravimas, kaip žinot, nėra argumentas. Ignoracija non est argumentų. Ar dar turiu? Taip. Tai kalbant apie privatinės teisės doktrinos ignoravimą teismų praktikoje, negaliu nepaminėti konstitucinio teismo praktikos. Peržvelgę konstitucinio teismo nutarimus civilinės teisės klausimais, pavyzdžiui, dėl teisės į neturtinės žalos paveldimą, dėl Pauliano ieškinio, dėl vindikacinių ieškinių, mes ten nerasim jokių nuorodų į privatinės teisės doktriną. Ką tai reiškia? Gal konstitucinis teismas mano, kad lietuviškoji privatinės teisės doktrina neegzistuoja. Ir jis mano, kad jis veikia tuščioj vietoj ir, kai vieta yra tuščia, neužimta, tai kažkas jau užima. Tai neseniai pasirodė knyga pretenzingų pavadinimų Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo oficialiosios konstitucijos doktrinos nuostatos. Tai kai aš perskaičiau šitą pavadinimą, man iš karto du klausimai. O kur yra neoficialioji konstitucinio teismo doktrina? Kur ją surasti? Ir antra, jeigu konstitucinis teismas kuria doktriną, o doktrinos sampratą aš pateikiau, vadinasi, konstitucinis teismas matomai dirba ne savo darbą, nes teismo užduotis yra spręsti ginčus, o ne kur teisės doktrina. Bet matomai tokia situacija susiklosto būtent dėl pačios doktrinos silpnumo. Kaip minėjau, kad jeigu doktrina silpna, be abejo, šitą nišą užims kiti. Tai štai mes neverkim, kad teismai netinkamai aiškina teisę. Mes pasakykim, o kaip ji turi būti aiškinama? Kai mes šito nepasakom, tai tada mes turim situaciją, kad ta teisė aiškinama taip, kaip kam nors šauna į galvą. Kalbant apie teismų ir teisės doktrinos santykį, negaliu paminėti dar vienos svarbios Lietuvos specifikos. Jau šitą problemą buvo paminėjęs kolega Vytautas. Kaip žinia, į civilinį kodeksą kitus teisės aktus yra transplantuota nemažai normų iš užsienio valstybių teisės. Vadinasi, tiek lietuviška teisės doktrina, tiek ir teismų praktika neišvengiamai turi remtis užsienio teisės doktrina. Tačiau dėja teismų praktikoje nuorodį į užsienio teisės doktriną praktiškai mes nerandam. Dar daugiau, štai pacituosiu vieną aukščiausio teismo nutartį, kurioje aukščiausias teismas pasakė, kad tiek kasatorius, tiek ieškovas procesinėse dokumentuose teismui remiasi užsienio šalių teismų sprendimais ir doktrina. Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytose šaltiniuose pateikti aiškinimai gali būti vertinami tik kaip tam tikrą situaciją iliustruojantis pavyzdžiai, tačiau netaikomi aiškinant nacionalinės teisės nuostatas. Citatos pabaiga. Be jokios abejonės, tai yra klaidingas požiūris, nes jeigu lietuviškos doktrinos, nacionalinės teisės doktrinos vieno ar kitų klausimų mes neturim apskritai, o tokių sričių yra daugybė dėja, tai užsienio teisės doktrina tokiu atveju neišvengiamai turi būti interpretavimo šaltinis. Na ir pabaigai, vėlgi retorinis klausimas. Jeigu doktrina yra ir šiandien reikalinga, ir politiniai valdžiai, ir teismams, ir studentijai, ir visuomeniai, tai kokia ji turi būti? Tai štai, kalbėdami apie teisės doktriną, mes negalim pamiršti savikritiško požiūrio į save. Deja, teisės doktrina šiandien Lietuvoje, įskaitant privatinės teisės doktriną, aš galiu apibūdinti kaip pakankamai fragmentišką, provincialę, neaiškę, priklausomą
ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai nėra kažkas naujo. Jeigu mes patys savęs nesugebėsim įvertinti, tai be abejo mes nesugebėsim iškovoti to prestižo, kurį teisės doktrina turi kitose valstybėse. Pripažįstant, kad teisė nėra logika, kaip sakė Oliveris Vendelis Holmsas, reikia pripažinti, kad teisė be logikos būtų chaosas. Tai štai teisės doktrina ir yra vienas iš tų būdų, kaip chaose padaryti šiokią ar anokią tvarką. Ir vienas iš tų instrumentų be abejo yra teisės doktrina. Ar mes sugebėsim tą padaryti, be abejo priklauso tik tai nuo mūsų. Ir aš manau, kad tokie renginiai kaip šitas prie šitos užduoties prisideda. Tai dėkui už kantrybę.